tai visi atvarko. Konas? Tokiu įsiuos. Čia ekonės parašyta. Atvariau toliau nuo Konso. Čia didesnis parkas, tai geriau matos viskas. Tai čia tuoj pašoks TikToką kokį iššaus. Five, four, three, two, one. Ką tik susitėjo kažkas. Po naujaką iš karto. Nieks daugiau ferverkų nešaudo. Niekur mieste, niekur nieks nešaudo. Vienintelė vieta pašaudė, viskas. Jokių ferverkų aš nematau, negirdžiu. Tai keistas. Lietuvoje visur šaudo, čia jokių ferverkų nėra daugiau. Tai gan kultūringai, tvarkingai viskas. Visas gatvės pilnas, visi varo. Turistų pilna, studentų, keliautojų. Dėlynas, čia niekaip neįeisi. Sulindę visi. Kiek šansų? Be šansų, nieks neišeis. Nope. Antrą lauksit, nebent čia. Oh, we can go here. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yeah, it's okay, you can go. Please. I need some space. Careful with your arm. I see, no worries. Alright. Va su tokiu varysiu traukiniu. Greičiausias traukinys Taivane. I don't know. Is it this one? Atvariau į Taichung miestą. Tai iš Taipėjaus su greičiausiu traukiniu 300 km per valandą smaugė, tai vos nepramegojau stotelės, nes taip greit atvažiavau nesitikėjau. Tai viskas tvarkoja. Saulė, nesitikėjau saulės, tai jokio debesėlio nėra čia, tai vasarų vasara. Keista iš Taipėjaus, nes Taipėjui lyja, čia pavažiavom. Nežinau kiek čia valandą su traukiniu, čia gaunas apie gal 200 km gal jau. Pažiūrės vėliau, tai Miamis, Kalifornija. Čia belekas. Nesitikėjau. Būčiau iš naujas, būčiau dingas greičiau, bet dėl naujųjų metų norėjau pažiūrėti ferverkus, tai turiu dar savaitę. Tai apsisuksiu, manau, čia tikrai greitai. Tai jeigu toks oras, tikrai aš grįšiu čia ateity į Kiniją, į Japoniją. Kūras pas Taivanus, belė koks pigus, 7 centai už 9,5. Tai gyventi tikrai įmanoma, jeigu mašiną nori turėti čia. Atlyginimai mažesni, vidutinis mažesnis čia, bet pagal mašinas, pagal viską tai jie čia turtingi tikrai. Tai visi vaikšto į kalną, atvariau čia užlipti kalną pažiūrėti. Tai nieko stebuklinga nėra, bet tikrai gražu. Daug visi sportuojančių, su kuprinėm, su lasdom. Tai vyresnio amžiaus visi sportuojantis, matos. Tai irgi varysiu viršų. Jeigu filmuoju, iškart visi žiūri. Plius čia nėra turistų, tai aš vienas išskirtinis. Tai jeigu kas nors pamato, tai visi žiūri ir šypsos. Tai Taivanas laimi šių 5 šalių solo kelionės
valstybės numeris 1 medalį, švara, grožis, tai veiksmas, pramogos, maistas, kultūra, religija, viskas. Tai Kinija laimi. Dėdukas irgi lazdą pasiėmęs. Laukiam. Tai visi atvaro vakare pažiūrėti. Gerai, nusipirkit. Tai va, kelionė baigės, eina į pabaigą. Liko beveik mažiau negu 5 dienas Taivane. 1,6 km trasa. Tai vaikai irgi duodas. Tai vieną tokį mačiau irgi. Filmuot. Nu, ką jūs? Seneliai šunis vedžioja, vaikų nebėra, tai prisižiūrinėja.上网都知道外面会有盖章哦。那这么Hi, for 50? Like, yeah? I don't know. Yeah, 50. 这样150。 Cheese? Yeah, good. Sweet? Both, doesn't matter. 攞下全部白啊嗬，少少攞下全部白，小蛋姐啊。Yeah, 50. Yeah. Good. 45吧。 155 145塔林。 3 euro. 里面是空心的，实心的。 Yeah, 50. 拿一个上网。实心的不是，这不是地瓜球，这都是实心的。 Yeah, thank you. Thank you. Kažką gavau pats, nežinau. Faster. Lamborghini. Porsche, Lamborghini. Ai, take a photo. Yes. Populiariausia pramoga mėtyti žiedus ant prizų. Jeigu užmetė, laimi. Sunku, bet įmanoma. Ant olaus viskas palenkta. Tai labai populiari vieta. Tai aš žaidžiau, laimėjau Ice 200. Vaikam tai pramoga. Ten toliau prabangos geresnės. Visi valgo. Nuo bele kokio maisto. Žuvies, galvų, kojų. Ai, čia šamas, šamai. That's nice. Valgysim. Tuoj čia kojos. Čiuko. Big one? Oh. Wow. That's crazy. Koi fish? Koi fish? No koi fish. Kalbiai. Pasiėmiau va tokių blinelčiukų. Kainavo eurą? 7,5. Apie eurą. Tai ką tik pavalgiau pusryčius. Batoną su mėsa. Tai taustą. Makaronus valgiau dar. Tai išėjau pasivaikščioti. Dabar yra 10-11 ryto.
Sekmadienis, žmonių gan mažai. Tai išėjau į parką pasivaikščioti artimiausią. Pabaigti kavą išgert. Paskutinė diena tai Čiungė. Rytoj pirmadienis lėkiu į pietinę dalį dar pabūt biškį porą dienų. Taichung City Confucius Temple, šventykla kažkokia. Tai pažiūrėsim, kad čia gero parkelis. Visai neblogai. Turbūt pagrindinė. Čia geras būgnas. Tradicinis. Nieko nėra. Tuščia. Sekmadienis. Turėtų būti žmonių pilna, nieko nėra. Nu jo, didžiausia šventykla. Nieko nėra. Keista. Fotkę reiks pasidaryt. Nu, čia šventyklų kiekvieno kampo realiai. Tas ir patinka. Tai šiandien saulė kepina, gal ne 20 ant saulės, 23. Tai šventykla tuščia. Bet smilkalai dar smilks drakonai. Tenisą žiūri, kaip žaidžia. Šitai gerai padešinė, gerai žaidžia. Tai irgi neatsilieka. Orelis geras. Į parką atėjau. Tai muzika groja. Žalia. Keista, nes taip ėjau, tai lietus lyja kiekvieną dieną. Tai čia atrodo, kad būčiau grįžęs vėl į Balį, Filipinus, nes ten nelyja. Kad čia visi susirinkę, tai vėžlių pažiūrėt, kaip deginas. Visi ant saulės sugulę. Dabar tik pamačiau. Galvos išlindusios. Reikia pritraukti arčiau. Mažai gal matas. Tai čia Taichungo parkas, didelis ežeras, su daug žuvų matas. Čia irgi plaukėja. Labai gerai matas, saulė šviečia. Tai ten visi šeria, pilna vėžliuvo deginas ant akmens, ančių. Sekmadienį saulė šviečia, oras gerėja. Pas jas gal jau pavasaris eina, link pavasario šitoje vietoje. Įspūdingo tipo medžiai, daug vijoklių ir šaknų. Tai įspūdingai atrodo. Jiem patinka turbūt sausra. Per tiek laiko išsimazgoja iš visų pusių. Blemba. Net nemačiau. Ar dar viena yra? Nemačiau. 这样离树太远了。没有，我刚刚很近了。laksa. 他刚刚不知道。有啊。Voverūškas, dar viena. Dvi. Na. 他真的会吃吗？ Bijo. 但是我怕他把我的壳子。 Jų pasaulis. Opa. The fuck is this shit? Pilna vištienos. Kažkur papuoliau į turgų rytinę. Man ten į kairę reikia varėt.
Hi, good morning. Ten reikia. Man reikia išmaukti kairę. Viskas gražiai patverta, praeis. Bardako nėra, vyrai dirba, betonuoja. Man jau ten reikia. Į miestą, o sekantis va tuoj atvažiuos tiesiogiai varės, be jokių sustojimų, tai įsibėgės iki 300, tai čia mes nuvažiuosim gal per pusvalandį. Tai važiuosiu aš, kiek kilometrų tai pasakysiu, 200 kilometrų. 200 kilometrų, pažiūrėsim per kiek laiką. Įsibėgėja, smaugia gerai. 200 km realiai kaip nuo Vilniaus iki Biržų. Tai atstumas yra. Prisim kiek laiką. Užtrunka su mašina 200 nuvažiuoti. Rašo 2 valandas su mašina. O su traukiniu 5 minučių. High speed. Tai... jo, šitas ir bus turbūt. Per 5 minučių nuvažiuosim. Be sustojimų, be nieko. Greituolis. Einame ieškot vietos atsisėsti, nes po to reikės stovėti, bet manau bus vietos. Galima? Išmaukšti. Nu. MRT. Tai galim su to varėti. Spėju čia. Reikia įsiaiškint. Gang kažkoks tai blem. Geriausia pažiūrėti telefoną. Įėjimas į Yong. Kaohsiung Station man reikia. Kaohsiung Station. Ne, čia mėlyni visur. Man čia reikia žemyn varyti. Exit. Bus station. Ne. Ar šios autobusų? Šios autobusų. Limit Express. Biškių dar pats nebesigaunu. Eisim klaust. Red Line'as. Vo, ką man reikėt. Ten.
Čia iki jo dar reikia nueit, nes TRA. Ten man su autobus rodė. Arba su kažkokiu kitu gaidžiu. Vis ar ką. Tai raudona linija. Einam link. Jo, matau jau raudonas. Visur su spalvom realiai. Jeigu raudona, tai raudona, jeigu žalia, tai žalia, tai jeigu mėlyna, tai mėlyna. Ir va jau ženklas, jau va tas, kur buvo prieš tai platformos. Tai čia jau yra metro ir paprasti traukiniai. Va, norint praeit, reikia kortelę pasiimt turbūt. Ja. Spėju čia. Jau atvariau į Kaohsiung Station. Tai pietinis didžiausias miestas. Stogas labai įdomus padarytas iš tokių lašų blynų. Čia muzika groja turbūt. Jeigu vėjas papučia smarkiai. Nežinau. Kaohsiung. Gerai, toliau man reikia lipti viršų. Pirmas įdomus pastebėjimas iš karto atvykus į pietinį dalį, tai kodėl nudažyta mėlynai 3 juostas. Kodėl nudažyta 3 juostas? Tai turbūt, kad pagrindinis kelias, nežinau, turbūt, be jokių gal čia aplinkelis gal čia toks pažymėtas, neįsivaizduoju. Kam, kodėl, bet šiandien kepina gerai vėjas, truputį yra. Niekas neina, pizdu per raudoną. Teisybė. Ai, užsidėjęs. Tai temperatūra dabar yra 23 laipsniai, 24 tai bus. 24 laipsniai. Tai gan įspūdingai, tikėjaus to, bet man reikia eiti tiesiai per tą šunkelį su šito čiuvaku BMW. Mašinas patininguotas, kaip aš ir mėgstu. Padaro mašiną gražią, ne drifterį į sieną padaužo. Tai va, lekiam toliau apžiūrėti miestą. Kol kas tikrai įspūdingai, nesijaučia, kad jaučias kaip kokia būtų Singapūras. Singapūrė net nebuvo taip gražu ir šviesu. Tai čia Ispanijos, Majamio miksas šoks. Mašinas prabangęs. Ten vyksta veiksmas kažkoks tai. Normaliai. Antras naujas pastebėjimas. Upės švaresnės tikrai negu Filipinos, bet kažkokie vamzdžiai yra, mačiau, išpučia vandenį iš jo. Opa. Gatvės įdomi. Pereini per centrą ir pilna pavadinimų. Tai tas labai patinka. Bet susišnekėta gatvės tai įspūdingo dydžio. Niujorkas. Nu blemba, Niujorką žiauriai primena. Praeini perėję iš karto Niujorko toks aukštų pastatų, plačios gatvės ir daug reklamų. Bet pastebėjau dar tokį dalyką, jog pas juos kažkaip toks rūkas, smogas gal, visada nėra tokio ryškaus. Debesų nėra, bet nesimato pastatų tokių. Tokios gal dulkės, nežinau. Reikia laukti perėjus, praeisiu, matau, ten jau manau valgo, hebra. Nežiauriai valgyti jau noriu. Tai šausiu rameną, palyginsiu, Filipinas valgiau. Singapūrę valgiau ir čia dabar. Tai kol kas Taivanas tikrai angliškai be problemų. Viskas aišku
švarų, gražų, įdomų, naudingą. Filipinos bardakas baisi buvo. Baisu. Pafilmuojam gatvės perėjimą, kairę pusę. Ten matos traukinių stotis, taksi, geltona. Čia vyrai reklamą deda. Su labai senovinė technika. Bomželis. Dar tokių technikų čia nematyta, bet veikia. Oi, buši. I don't know. No English. Yeah. Good. Just something like that. Can it be same? Just Walmart the same? Yeah, but what the fuck is going on here? Žodžiu, kažką šneka, nesuprantu nieko. Can I sit here? Yeah? Tai atvariau į makaronų restoraną, vienas iš seniausių, kiek šį rašo. Kiniškai čia bando įsiverst kažką, bet nesėkmingai. Durniuoja bišį. Bet valgį daro daug, visi pilna žmonių. Tai vienintelė mokėjo angliškai, tai su angliškai pakalbėjom. Žmonės valgo irgi iš ofisus ėję. 40 ar 60 metų senumo restoranas atrodo. Generuojama, tai pasakysim. 60 metų senumo tradicijas. Antienos makaronai siūlomi jau 60 metų šitoj vietoj. Kainas svyruoja 100 šiam sumokėjau. Tai 100 šiam už 2 patiekalus. DVD 100 šiam 4 eurų žodžiu sumokėjau už 2 sriubas, tai manau labai pigiai kaip tokiai vietai, tai manau bus labai gerai. Plius senas patiekalas, tai bus labai gerai. Restorano vadovė tai papasakojo biškį. Tai klausė, ar vienas keliauju su kuo, ar su kuo patiko naujieji metai čia. Tai sakė, ar buvau ten prie to bokšto su kuo. Tai rekomendavo, tikrai sako, šitas maistas vienas iš seniausių šitam mieste. Tai jaučias tikrai makaronai, tikrai kitokio lygio negu Lietuvoje suragavęs ar kitur. Tokie minkšti, pataikyti, tas nei per minkšti, nei per kieti. Tada anties mėsa, sultinys skanumėlio geriausio. Nu, kaulų biškį yra. Ta suvalgiau drąsiai, net nepajaučiau. Už 4 eurus abu. Man kaip tokiam vidutinio sudėjimo, tai 2 sočiai mano bus. Merginam vieną užtektų. Tai 2 eurai pavalgyt. Taivane. Nakvynė 10 eurų hostėlis. Tai tik varyt, kodėlgi ne. Reikia užmest desertuką ant skrandžio dar biškį. Ledų gal pasimt. Karšta baišis. Kokių čia ledų galim pasimt? Žalių yra, obuolių. Va. Su bobu. Reikia paragauti tradicinį. Man keista, kad pas jas papartujus tada yra. Kas gali mėgoti, kas gali dar kažką veikti. Tada tai pavalgyti virtų kiaušinių arbatai. Dar verda populiaru baisiai. Dešrainiai. Čia nežinau kas. Alaus. Šiukšliadėžės. Čipsai kažkokie kitokie leisa.
tarp dėžučių. Nu, Springlesai turbūt, bet tarp dėžučių. Šitą valgiau anksčiau. Vandens turiu, tai man baisiai nieko nereikia. Bandelę gal pasigriepčiau, čia desertų šiandien. Po to, kokias aš nevalgiau dar. Gal ir ne. Pataupykim kažko geriau. Ne ta pusė. Vėliau. Ledų užtek. Ai, nu blemba. Šitoj pusė ir atėjau, kur reikėjo. Galim prigriebti kokį vieną. Pasimsim vieniotinį braškį, chemikalinį. Nu ir kavą ten padaro. Kava padaroma pas juos. Pačiam nereikia daryti. Ir kava kainuoja eurą. Eurą 2. Eurą 2 kava. Tai visai greitai. Tai. Pribėriau šitų pinigų čia. 咖啡好了。Šeši. Bent ačiū išmokau pasakyti. 6 reiškia ačiū. Ten norėčiau dar praeiti. Rūdo cukraus ir bubble rutuliukų skonio. Tikrai neblogi. Paprasta valgyti, nereikia pagaliuką. Tai atėjau prie populiariausio ežero. Kojos jau plyšta iš skausmo. Kiekvieną dieną po 10 000. Bet jau matom įspūdingų grožių. Tai ten šventykla vienas. Matau drakonas ir liūtas. Ai, jis sakė, kad įeini pro drakoną, išeini pro liūtą. Tai turbūt pavadinti 2 gyvūnų garbiai. Ten irgi dar yra. Tai yra turistų nemažai. Autobusai. Nu jo, ne veltui čia ir numeris 1. Numeris 2 vietai. Numeris 2 vieta. Pagal lankomiausią vietą. Jau darbo įdėta. Liūtas. Jau drakonų įvairiausių. Pusiau drakonas, pusiau vėžlys. Pusiau liūtas. 3 viename. Taip prasėti. Kai išlysim iš liūto šiknos į burną, o čia atvirkščiai iš burnos į šikną. Turbūt nuskambėjo nekaip, bet tokia jau realybė. Čia jau biškai jau daugiau, ne taip prastai, nėra žarnokų. Čia jau istorija paaiškinta per ženkliukus, per visokius tai pavadinimus ir paveiksliukus. Nu, čia nelabai koks pavyzdys, bet kažkokie velniai degina žmonės. Aha. Kvapas geras. Čia geresnis gyvenimas, šitoje pusėje prastesnis gyvenimas. Šventiklėlė mini. Please donate. Ups. Ai.
neišiknos iš šono. Tada uodega dar žemyn ir virš. Lipam pas drakoną ar pas liūtą? Manau, kad pas drakoną. Bet iš drakono geriau matysis šitas. Gerai, varom tenai pas liūtą. Užlipau į viršų. Tai vaizdai neblogi. Daug dangoraižio. Labiau gal tie pastatai išryškėja ant vandens. Vanduo be bangų. Ten žmonės eina. Čia kur nuo kojų nusivarys. Reikšim tikrai dviratį pasimt kokį. Na va. Ką, lendam į liūtą. Kas liūtė bus neaišku. Kairiai pusėje dievai arba kunigai, kitoj pusėje dievai, bet irgi labiau čia kariai. Ant pusiau arklys, pusiau liūtas, šimtakojis, šimtarankis dievas, drakonas. Nu jo. Pilna čia skulptūrų visokių. Ant dramblių, šunų, vilkų, liūtų. Visi pavaizduoti. Normaliai. Liūtukas. Čia jau biškį turistai daugiau yra, bet ir ten buvo turistai minimaliai. Visur taip po truputį, bet daugiausia tai vietiniai arba azijiečiai. Nu ką, varom toliau. Čia pakarė didžiulė šventikla. Vėl drakonas įspūdingo dydžio. Su 2, 3. Kažkokia Šventoji Marija ir dar 2. Tai vėl per vidų reikia praeit turbūt. Per žarnokus visus. Čia irgi šventiklėlė nemaža. Eisim pažiūrėt. Buvau prieš tai panašią dydžią. Sraigtasparnis. Naikintų, ne sraigtasparnis. Visi draugiškai leidžia nufotkint. Lys vidai. Galim, negalim. Nieks nieko neparašyta. Šnai burnon. Čia jau likus būdos. Ir viens juodas. Dar viens juodas. Jis liet ir aš paliesiu. Žino, ką liest. Pasimeldžiu. Jis 3 kartus nusilenkia, aš irgi 3 kartus nusilenkiu. Paskui senelį varau. Parodys kažką gerą. Ups.
rimtai kažkokia Marija, bet jis iš Azijos. Nu, ilgas drakonas. Sukas čia išrangytas visas kūnas, tai sunku suprasti, kur beina aš jo. Bet čia pas juos tai čia pusiau tas, pusiau gyvatė, pusiau liūtas, drakonai, ateiviai atrodo pusiau žali, pusiau žmogus, pusiau delfinas, nei bumbum, nei tralele. Ačiū jums irgi. Tai atėjau į dar populiarią vietą. Ponas karo dievas turbūt, pagal mano supratimą, be jokių informacinių šaltinių, nes daug yra karių ant skirtingų gyvūnų. Vienas iš gražiausių tiltų gal, su tokiam skulptūrom. Galima įsiversti turbūt. Pauko dar matau galbūt. Ne, pauko čia šviesa dega. Tai gražus Buda. Saulė dar nenusileidęs, bet kepina gerai. Čia ir galima įeit turbūt. Čia jau matysis, kaip atrodo su Žalgiriu. Nes sėkminga maikė buvo ir yra. Pašventit reikia, kad Žalgiriui geriau sektus, nes biškai gauna malkų kartais. Šventikla turbūt čia papačia. Važiuojam. Jau žinau, kas čia bus. Jeigu veikia, turi veikti. Jeigu neveiks, bus 10 išmesta gražiai į auką. Varo, paimk mano pinigų. Spėjo. Ai ne, žiūrėk. Duos man kažkokį užrašą. Ačiū. Galvoju, kad čia pūka. Okei, kaip man dabar išsiimt. Paspjaudinau. Ne. Kaip man, ai. Viskas čia pagalvota. Yra varžtas. Ką čia gavom? Reiks įsiversti, turbūt gal palinkėjimas kažkoks. Čia toks. Čia dar toks. Išsimest. Noriu jūs paklausti. Arba išsiversti. Karo dieve. Varlė, nežinau kam. Į viršų aš tikrai nelipsiu. Smilkalų pilna privežta. Kvepia baisiai. Skaniai. Ko čia? Jo, čia tas pats karo dievas. Čia nežinau, reiks įsiversti. Mėskan. Gaidžių turim kiaušinių. Čia jau brangesnė. Ai, viduj pakabukai. Tik nežinai, kurį išsitrauks. Štai tada yra. Ai, apeit galim. Čia yra, kaip ir pas mus gal, susituokę užrašo.
Arba tiesiog palinkėjimas ant medžio. Ir laikui bėgant medis augs. Gal neužaugs čia baisiai didelį, bet bus prikabintas. Nu ir viso. Ten šventykla yra ir ten dar šventykla yra. Aplink ežerą tiek čia veiklos yra, kad visai dienai. Taip, eisi dar čia. Ir kiekvienas kažkoks tai kampas aprašytas kažkuom tai. Galite įsiversti, jeigu norit. Ir pas juos rašo vertikaliai ir iš dešinės į kairę, pas mus horizontaliai iš kairės į dešinę. Ir skaito, rašo. Tai biškai kitaip viskas čia pas juos veikia. Tradicija, lėlių šou. Haha. 事件，你真正要自我性命吗？不错，按哪里可以？你家己爱我生命这我就服从你。但是自从咱做事情未到了至今，我毋捌甲你困求过。我希望讲事情。 你是不是会当带领又带领，带领到你来事情袂甘紧。你来我管咱一日49天的期间吧，管咱一日49天。Spėsi gal dar prigauti? Hei. Miau. Pensininkai, kviečiu visą. Čia apsidaidžia visi. Pensininkai. Vien pensininkai realiai, nieko nėra jau. Irgi dar kažkas.是啦，本来有一时间看到仙女下腰弟啊，太过欢喜咯。可恁扮庙的舞步啊，拄拄顶起落干自由，比我绣花自毛，因此就会滴水之处啊，将仙女不可见怪本王啊。对啦，大爷，你都做落台，敢不是爱阮仙女下我你来呢？是啊。 福气会当建造落来，咱先立下腰带呀，咱哪里以后爱帮助本王的大商江山，万年久远呐！哎呀，叫你好好透天，这处。Neis, niekas stebuklinga nėra. Šventikla žodžiu. Lėlių šventikla. Iš vienos pusės gražiai atrodo. Pastatyta. Bet baisiai atrodo, man nepatinka tos lėlės. Ai, šiandien ir eit negali. Grinudė. Čia tik iš tolio, iš vidaus tai čia baisiai atrodo. Toje parodysiu galą visą, nes turbūt nieko nėra. Visiškai. Laikinai pastatė, kada kažkokia šventė turbūt. Nes ir tie apsirengę taip pat, ir šitie apsirengę taip pat. Nu, biškai graužiai čia atrodo. Vien pensininkai ir alkoholikai, kol kas dar nemačiau nieką. Turistų biškai padavė. Pietinė dalis kažkaip labai tradicinė. Jo, čia daugiau tradicijų. O šiaurėje jau šiuolaikinė, tai čiungs jau ten irgi vien pramogas ir tai
Ir viską po bišį gausi. Užkulisiai su šunim. Kur čia toliau eit, net nežinau. Kojom jau amen. Šventykla uždaryta. Ką čia turim? 100 gramų vištienos. Aha, vištienos gabalas didelis. Gal ir apsimoka pasimti valgio, aš gabalą. Tuoj paragausim vištienos. Paragavau jau prieš tai, bet patiko, tai dar vieną pasipti. Žinau, nesveika, tiek riebalų daug, bet ką jau padarys. Hello, sir. One chicken. Fried chicken, spicy or no? A bit. Medium. Spicy, pepper, original. Spicy. Yeah, a bit. A bit. Got some spice. Thank you, Yeah, sir. thank you. Nu, sakė spicy. Paragausiu spice, prieš tai valgiau paprastą, tai pažiūrėsim, kad čia geram. Angelo vištiena. Tai geras vištienos gabalas. Rankų dydžio. Sveria apie, nežinau, 300 gramų gal. Tai surtingas. Jau nėra sveiko čia jau, bet šiek tiek negalima. Tai 2,5 euro, beveik 3 eurų kainavo. Sakė, aštrus, bet ne aštrus. Tai varau namo, šiandien prasivaikščiau, nieko nebenoriu.